Tavo balsas. Lietuviškos muzikos laida. Lietuviškos muzikos laidoje kalbuosi su atlikėja Natalija Bunkė. Labadiena, Natalija. Sveiki. Tai malonu girdėti eteryje ne tik dainas, bet ir jūsų balsą. Čia pirmą kartą radijo stotyje Tavo balsas. Ir žinokit, sakyčiau, kad tikrai esat labai populiari, nes sulaukiau labai daug klausytojų klausimų. Iš tikrųjų, pirma atlikėja, kurią kalbinu, kad taip susidomėjimas toks būtų klausytojų. Kaip džiaugiuosi. Taip, tai gal tada ir pradėsi nuo pirmojo klausimo. Deimantė mūsų klausytoja klausė, norėtų jį sužinoti apie pačią pradžią. Kiek metų esate scenoje ir kaip viskas prasidėjo, kodėl nusprendėte, kad reikia dainuoti? Tai ta pati pradžia, tai mano buvo kaip turbūt ir visiems dainininkam darželėje, kai tik tai suprato muzikos mokytoja, kad vaikas geba dainuoti. Tai aišku, vėliau tada sekė muzikos mokykla, o pati scenos, jau ta tokia didžiosios scenos pradžia mano buvo 2000 metais, tai dabar švenčiu praktiškai, kiek čia jau tuoj bus 24 metai. Taip, tai tikrai daug. Sakyčiau, metų. Aha, tokia scenos legenda jau čia galima sakyti. Tikrai taip. Taip, ir dar vienas klausimas būtų Deimantės. Kuomet dainavote grupėje Yva ir perėjote tiesiog į solinę karjerą, ar buvo sudėtinga, ar jau iš ties aš manau, kad jau tikrai buvot populiari ir turbūt gal nebuvo taip sunku, ar ne? Sudėtinga nebuvo, tik tai, kad buvo neįprasta scenoje būti vienai. Iš vienos pusės yra pliusų, yra minusų. Pliusai, aišku, tie, kad iš vieneto visada geriausiai dalinasi, minusas, kad yra liūdna. Ir viena, aišku, vadovauja viskam, nuo tavęs priklauso, kiek linksma bus pačiame koncerte, bet šiaip jau su draugija visada linksmiau. O tai negalvojat, pavyzdžiui, kažkada tiesiog susiburti ir padaryti kažkokį koncertą, tarkim, su grupė Yva? Na dabar kažkaip žiūriu madoje, grįžta dinamika, grįžta mokinukės, ar nėra tokių minčių? Mes su Yva jau buvom grįžusios prieš keletą metų, bet arenose, tiek arenoje Verta milijono, Žalgirio arenoje, kuri buvo vasario mėnesį, buvo grupė Yva, tiek ir šiuose 5 arenose taip pat grupė Yva pasirodys. Tai, žodžiu, bus svečiuose grupė Yva ir dar apie tą koncertinį turą truputėlį norėtųsi ir pakalbėti. Taip. Tai papasakokit truputėlį tiems žmonėms, kurie lankysis, galbūt kažkokią paslaptį galite išduoti, kas ten vyks, ta prasme kažkokio tokio galbūt netikėtumų bus ar panašiai. Šiaip pats koncertas, jisai ruošiamas toksai gana įspūdingas, vėlgi, aš labai mėgstu įvairius efektus, tai ir vaizdiniai efektai, ir sakykime, pirotechnikos efektai įvairūs. Taip pat svečiuose jau yra atskleista, kad svečiuose jūs matysite Mantą Stonkų. Tai taip, tie, kas buvo Verta milijono, puikiausiai žino, kad vidury koncerto išstoja stand-upas. Ir ten gavosi taip nerealiai netikėtai. Ir buvo visiems labai juokinga, nes Mantas raustino mane. Tai, juokiasi visas 14 000 žmonių. Tai šį kartą irgi bus panaudota, ta pati korta ir irgi vidury koncerto išstos Mantas. Taip pat, aišku, kaip jau ir minėjau, koncertuose bus grupė Yva ir dar vienas svečias, kurio dar mes neatskleidėm. Aha, o aš pamenu, buvo toks projektas ir Popleidis, ar ne? Taip, buvo. Taip, tai o kaip Popleidis? Ar bus? Ne, kažkaip su Popleidis, man vis tiek, Yva yra mano tokia, turbūt jaunystės grupė, aš labiau save su jie asocijuoju, o Popleidis, buvo toks tarpinis, sakyčiau, projektas, tiek, kad tikrai buvo labai smagu ir su Panomės tikrai daug labai gražaus laiko turėjome. Supratau. O dar vienas klausimas Linos, mūsų klausytojas, ar pati kuriate dainas, ar daugiausiai kitų autorių dainos yra? Daugiausiai kitų autorių dainos pas mane.
pati kuriu, bet taip sakyčiau, kad mėgėjiškai labiau. Tai vis tiek dainuoju profesionalioje scenoje ir nesinori, kad daina būtų tokia, kaip čia pasakyti, mėgėjiška. Supratau. Klausytojas Dominikas klausia, kokia jums pačiai yra jūsų daina pati jau tokia mėgstamiausia? Ar turi tokią dainą? Daug labai dainų mėgstu savo ir turbūt nedainuočiau, jeigu nepatiktų. Visada naujausios dainos labiausiai patinka, nes jau jas ir atsirenki taip, kad jas dažniausiai kuria man būtent ir atsirenki taip, kad jau tikrai paliestų širdį. Tai, pavyzdžiui, paskutinė daina Maža mergaitė, man jinai labai artima, atrodo, kad apie mane, bet čia kiekvienam žmogui. Tai mes apie ją dar pakalbėsim gerai, tada aš prieš pristatant tada apie šį kūrinį būtinai norėsiu dar paklausti, bet dar keletą klausimėlių norėčiau iš klausytojų pusės. Tai va štai Virginija klausė, kaip žinia, turit ir veiklų be dainavimo, turit verslą ir kaip viskas buvo, klausė Virginija, kodėl sugalvojot ne tik dainuoti, bet ir tą verslą sugalvojot, kaip viskas vyko? Karantino metu, šiaip aišku, tas verslas visada pas mane lygiagrečiai ėjo, vienoks ar kitoks, bet karantino metu tiesiog atsirado laisvo laiko ir laisvo laiko įkurti elektroninę parduotuvę. Ir, su vyru mes kažkaip ėmėmės šito darbo ir padarėm. Ir be abejonės visada tas verslas turi eiti lygiagrečiai, nes šiaip dainavimo tokia specialybė arba šis darbas, jeigu taip galima pavadinti, jis nėra pastovus. Tai labai gerai dainininkui turėti arba muzikantui turėti dar papildomų kažkokių verslo šaltinių. Tai dabar aš tada paklausiu, o kaip jūs, Natalija, visur spėjat? Tokia jau esu, va tą savo hiperaktyvumą esu išnaudojusi maksimaliai. Taip, tai iš ties, kai daug veiklų, tai čia taip sudėtinga atrodo, maža paros gali būti. Norėčiau padauginti save, bet dėja kažkaip negalima. Taip. O šiaip pati kokią muziką mėgstat? Vat yra kažkoks, tarkim, atlikėjas, o gal anksčiau buvo kažkoks toks tiesiog kaip madinga dievukas kažkoks, gal užsienio? Man kažkaip, aš šiaip, kadangi esu pati muzikantė, tai man patinka labai plati amplitudė muzikos ir neskirstu labai iš tikrųjų. Tai labai priklauso, ar aš linksminuosi ir klausausi muzikos, ar aš tiesiog klausausi muzikos mašinoje. Tai įvairi muzika patinka, neturiu vieno. Lietuvių atlikėjų, o taip būna, kad paklausot ar galbūt pakritikuojat? Tikrai taip. Nes, pavyzdžiui, esu pasikvietęs Paulių Stalionį į studiją. Ir jisai yra pasakęs, neklausau lietuvių kitų atlikėjų, nes tiesiog nenoriu nukopijuoti kažkada, jis man netgi taip yra pasakęs. Čia profesinis dalykas labiau yra, bet man kažkaip neatrodo, kad blogai yra klausyti lietuviškos muzikos, man kaip tik patinka, aš mėgstu ją, nežinau, įvairūs atlikėjai ir jaunimas ir čia taip kalbu kaip senosios kartos atlikėjai, bet ir jaunimas labai fainai kuria. Beje, man žodžius pradėjo kurti jauni atlikėjai, tai tas irgi fainai. Bet daina Aš gyvenu yra sukurta Augustės Naumbeko. Supratau. Taip, tai dabar aš ir norėčiau pagroti jau tą naują dainą, kurią kaip tik ir gavau iš jūsų ir norėčiau, kad dabar plačiau ją pristatytumėt visiems radio stoties Tavo balsas klausytojams ir truputėlį plačiau papasakotumėt apie šį kūrinį. Tai ši daina buvo sukurta vėlgi mano užsakymu ir aš puikiai įsivaizdavau, kaip tai turi atrodyti daina. Tai turėjo būti arenoje, kad visos tos švieselės užsidegtų. Na, žodžiu, buvo užduotis kompozitoriam tokiam, kūrė Paulius Vaicekauskas ir Vytautas Bikus šią dainą ir Vytautas Bikus ją rašė savo dukrai. Turi mažą dukrą ir su dukra kaip lopšinę dainuodavo šitą dainą ir ten aišku biškį pakeičia žodžius, bet dukrai dabar keista, kodėl ne jos vardą ten sako žodžius. Tai pat, manau, kad kiekvienas žmogus pasiklausęs šitą dainą randa save.
paliečia kiekvieną, nebūna abejingo žmogaus, vis tiek kažkaip suvirpina tau širdį, permeta tave į vaikystę ir tu susimastai, ar tu vis dėlto išpildai tą savo svajonę, ar įgyvendinai, ar ne. Tai tikrai kviečiu paklausyti ir nebejoju, kad nepaliks abejingo žmogaus. Taigi, daina vadinasi Maža mergaitė ir jos dabar pasiklausysime, o aš dėkoju Jums už pokalbį, linkiu Jums ir toliau didelės kūrybinės sėkmės ir gerų koncertų, gero koncertinio turo. Labai ačiū už pokalbį. Ačiū labai. Iki. Visą. Naujiena. Už lango tamsa, o ji guli viena ir bando skaičiuoti žvaigždės. Tuščiam kambarį, kur žaislai sumesti, ji niekaip neranda savęs. Nepavargs laukti ilgai, kol išsipildys sapnai. Maža mergaitė svajojo, nors žmonės ją abejojo. Ir net kai buvo baisu, ji ėjo savo keliu. Maža mergaitė taip laukė, kol nusiims galės kaukę ir nieks sužeist negalės mažos mergaitės širdies. Nors teko suklyst ir ne kartą nukrist, ji juda pirmyn su viltim. Į ten, kur ramu, kur negėda jausmų, dalintis slapčiausių mintim. Nepavargs laukti ilgai, kol išsipildys sapnai. Maža mergaitė svajojo, nors žmonės ją abejojo. Ir net kai buvo baisu, ji ėjo savo keliu. Maža mergaitė taip laukė, kol nusiims galės kaukę ir nieks sužeist negalės mažos mergaitės širdies. Pasaulis tapo namais, dalinsis juos su visais. Žmonės, kurie abejojo, dabar taip garsiai jai ploja.